Labą vakarą, gerbiami Lietuvos piliečiai. Dar čia kol kas nieks nesijungia, bet turbūt reikia pasidalinti. O jeigu norim pasidalinti telefonu, ta prasme, tiesioginė transliacija reikia mums sustoti, nusipirkti kavos degaliniai, atsisėsti ramiai ir pasidalinti. Kadangi būsiu vienas be Rikanto, dar prisijungs žmogus vėliau, tai tada gausit visur eiti su manim. Einam kavos nusipirkti. Geras oras. Apie politiką pakalbėsim. Labą vakarą. Galim kavos? Kiek čia kainuos? Kokia kažyta bus? Paprasta. Euras 55. Čia jau komentarų yra. O čia didesnį reikės? Mažesnį. Kodėl mažesnį visada? Aš noriu didesnį. Didesnis latė yra kaip šiltai. Pademonstruosim, kaip kava darosi. Gal galit pasidalinti šiuo metu, kol dar nepradėjau šnekėti? Pasidalinkit truputį po savo grupės, kuriuose vaikštote. Nu va. Gražaus vakaro. Ačiū jums taip pat. Gražaus vakaro, sakė. Nu va. Nu kągi, gerbėmiai, sveiki. Pakalbėsim truputį apie tiesioginį valdymą vėl, kaip kiekvieną šeštadienį. Nu ir mūsų tikslas yra pagrindinis koks. Suvienyti mūsų tautą. Pagaliau suvienyti mūsų tautą. Galiu užsiminti dabar apie vieną įvykį, ar ne, kurį visi žinot. Dabar labai buvo įvykis nuskambėjęs, kad atėmė iš tėvų vaikus. Dėl ko atėmė? Dėl to, kad atsisakė Europos pilietybės? Ar dėl to, kad vaikų neveda į mokyklą ir mokina vaikus namuose? O gal dėl to, kad atėmė pasą? Nes dėl to, kad kai atėmė pilietybę, atėmė ir pasą tėvui. O dėl to galėjo būti ir, kad ir paėmė tos vaikus. Bet čia, kol teismas
nevyksta, tol nieks nieko nežino, kas čia vyksta. Dokumentų nieks nepristatė. Tai va čia rodo mūsų silpnumą, mūsų žmonių silpnumą, kad sistema gali daryti su mumis tai, ką nori. Tai, ką nori. O kaip jiems neleisti savivaliauti, ar ne? Ar ta šeima buvo pavojinga savo vaikams, ta prasme, tėvai buvo pavojingi savo vaikams? Pasverkime dabar, kokią žalą gaus vaikai. Kaip jie jausis nesaugus, nes jų tėvai negali apginti. Įsivaizduojat? Naktis praleista tėvams be vaikų, ar ne, ašarose, o vaikams kaip, kas čia daros, ar ne, tėvų. Ir pasižiūrėkit, kokį padarė žalą, kokią neatlygintiną žalą realiai padarė. Neatlygintiną žalą šitie žmonės, kuriais net negalima vadinti žmonėmis, ar ne, jie tiesiog kai robotai, jie vykdo sistemos paliepimus, jie tarsi įsprausti į šitus rėmus. Tai va, kas čia, kaip čia galima šitą įspręsti? Kaip čia galima šitą įspręsti, tai tikrai ne ginklu. Galima ir ginklu įspręsti, gal net tokių dalykų nebūtų, jeigu būtų kaip Amerikoje. Visi turėtų savo ginklus ir policija atsižvelgtų į tai labiau ir net neeskaluotų tokios situacijos, kad policija galėtų ateiti ir pasimti vaikus, ar ne, net neeskaluotų, gal tokių dalykų nebūtų. Ir ypač iš tokios šeimos, paprastos, normalios šeimos. Bet ką mes dabar darom, ką mes dabar turim, tai yra siaubas. Tai va, tą siaubą mums reikia sutvarkyti. Ir stengti sutvarkyti kuo ramiau, kuo paprasčiau. Mūsų, ar ne, tikslas yra pasiekti maksimalią naudą per kuo mažiau distrakcijos. Mūsų tikslas yra toksai. Įsivaizduojat, kai įvyko renesansas, ar ne? Čia daugiau lietė gal Paryžių, daugiau lietė Prancūziją, tas renesansas. Bet jis įvyko tik tais žmonių protose, tik tais žmonių suvokimuose kažkoks, ar ne, mene, per meną. Tai per kūrybą, per kūrimą. Bet tai lėmė taip pat ir politinės kažkokios tais susiklošysios situacijos. Tai lėmė žmonių laisvesnio gyvenimo būdą. Ne tai, kad laisvesnio ar ne kažkokio tais iškirpimo būdu, bet laisvesnio, kai jie galėjo laisviau rinktis, kaip jiems galima gyventi. Dabar žmonės pasirinko išeiti iš Europos Sąjungos, ar ne? Atsisakė, tarkim, pilietybės. Tai jiems iškart už tokios keliamos sąlygos, kad tu negali atsisakyti. Pasirodo, tu negali ir tai bus viešai pademonstruota. Iš pradžių tyliai tai bus daroma. Paskui bus daroma tai garsiau, jeigu tai pavyks jiems. Nes dabar tas atvejis, kur mes lietuviai turim užstoti šitą šeimą, realiai užstoti visokiais būdais, kokiais tik tai sugalvojam. Bet užstoti negalima šiaip savo kažkokiais tais drastiškais būdais, ar ne? Realiai reikia užstoti tiems protingiams žmonėms, reikia užstoti politikams, reikia užstoti teisininkams, reikia užstoti kultūros ar net meno atstovams. Tai va, tiem žmonėms reikia užstoti. Tai va, tai pasidarom sistemą, apie kurią aš kalbėsiu nuolatos,
ta sistema vadinasi tautos valdžia. Ką reiškia tautos valdžia? Jūs puikiai ir girdėjot irgi, jeigu matėt, kai transliavo Celofanas tėvo pasisakymus, kad tai turi būti tauta valdo, čia yra pagal konstituciją, minima konstitucija, taip ir turi būti, nes mes pagal konstituciją turim teisę valdyti savo valstybę. Ir būtent taip mes turim ir padaryti. O kad tai padaryti, turim atitinkamus veiksmus daryti. Taigi, paminėkim tuos veiksmus. Aš matau, yra žmonių, kurie gal pirmąsyk prisijungė, gal mato. Tai aš papasakosiu apie šitą tautos valdžios kūriamą sistemą. Tai internetinė balsavimo sistema, kuri bus priklijuota prie mūsų dabar kūrenčios asociacijos. Internetinė balsavimo sistema mums leis visiems kartu kelti savo rūpimus klausimus ir už juos balsuoti. Kai mes įkelsim savo rūpimus klausimus, tokius kaip, ar galima atimti iš paprastų šeimų vaikus, ar ne, iš normalių šeimų vaikus, ar galima atimti iš vis, padarant tokią didelę žalą, kurios valstybė realiai net nepatyrė kaip valstybė nuo tų žmonių veiksmų. Net nebuvo jokios žalos, įsivaizduojat, padaryta iš jų. Neleido vaikus į mokyklą, kas čia tokio. Atsisakė Europos pilietybės, atsisakė paso, kas čia tokio. O jiems padaryta didelė žala. Psichologinė ir taip toliau, kuri realiai kainuotų kai kurių žmonių kalėjimą. Tie, kurie tai padarė, tai kainuoja kalėjimą. Ne tų, kurie vykdė, bet tie, kurie nusiuntė juos vykdyti. Bet šito žmonės reikia krapštyti lauk į viešumą ir paduoti teismą. Normaliai, į normalų teismą. Ir čia yra tokie dalykai, kaip iš tikrųjų liaudis galėtų ir sukilti. Ir iš tikrųjų teisė turi kažkada parodyti savo stuburą, rimtą stuburą. Kažkiek apraiškų jau matosi, bet trūks. Tai va, kai mes turėsim internetinę balsavimo svetainę, mes ten susijungę visi, kiek užteks pradžiui 50 000, ar ne? Asociacija mums bus reikalinga tam, kad mes turėtumėm aiškius punktus, ką mes čia veikiam susidėliavę. Asociacija turi savo įstatus. Tuose įstatuose mes pažymėsim, kad mes renkam pinigus iš savo pačių lėšų arba iš savo mokamų lėšų į valstybę mokesčių pavidalu, kuriuos mes galim skirti būtent asociacijoms. Įsivaizduojat? Jūs jau mokat mokesčius ar taip. Mes galim pasidaryti, kad 1,2% keliautų šitai asociacijai. Kiekvienas asociacijos išleistas litas ar euras, ar aišku, litą dar susigrąžinsim. Kiekvienas asociacijos išleistas euras bus mūsų reguliuojamas balsavimo metu. Jokios hierarchijos, jokio galimybės papirkti kažkokį asmenį. Įsivaizduojat? Nieks neturės galimybės papirkti kažką. Nes tada, jeigu kažkas norės papirkti kažką, turės papirkti visą visuomenę. Sakys, man reikia šito. Padarykit man šitaip, aš tada padarysiu jums šitaip. Tada visa visuomenė ir pasižiūrės, tai tu įrašyk, paleisk kaip kokį balsavimą, mes patikrinsim, ar tai tikrai yra mums geras variantas
ir tokiu būdu jie mus papirks, ar ne, jeigu mums tiks. Tai va toks papirkimo būdas tik tai galės egzistuoti, o kitokio atveju, pavyzdžiui, kai hierarchijos ar ne viršūnė, kaip dažnas atvejis, korumpuojasi ir gaunasi taip, kad vaikus atima iš tėvų ir taip toliau, ir pinigai dideli vaikšto ten, kur nereikia. Tada mes turim tą problemą. Aurimas parašė, tegul sima pasus tėvai migracijos tarnyboje ir tada tegul kreipiasi pagalbos. Dabar jie yra kaip nelegalai, kaip pabėgėliai iš Eritrijos be dokumentų. Bet pasverk, kad ir pabėgėlis tu esi ar ne, kokią turi teisę atimti iš tavęs vaiką. Aš ir nuvažiuoju, pavyzdžiui, į užsienį. Aš neturiu to užsienio paso, aš neturiu dokumentų. Ateina policija su vaiku, sako, parodykit šitos valstybės man dokumentą. Aš sakau, aš ne šitos valstybės žmogus. Deja, bet jūsų vaikai bus atimti. Jo. Čia yra logikos, ar ne? Bet ta logika truputį tokia prasukta, truputį keistai skamba. Vaikus atimti. Tai įsivaizduojat, palyginkit, kokią žalą padaro tėvams. Čia yra žiauri žala iš tikrųjų. Pastatykit save į šitą poziciją. Pajauskit tai, ką žmonės jaučia. Tai nėra juokeliai. Tai nėra juokeliai. Ateina žmonės svetimi, pasiema vaikus. Kaip pasakyti, negalima. Negalima šito daryti. Norėčiau visus pakviesti, kas manęs klausotės, padarom taip. Aktyvūs žmonės, prisijunkit prie asociacijos įkūrimo. Taip pajudės ledai. Taip mes turėsim įstatus, kuriais galėsim vadovautis jau tos įstatus. Visur mėtyti, kviesti į savo asociaciją, į savo tarpą žmonės. Tada jau bus, kaip pasakyti, tam tikras formatas jau sukurtas. Kiekvienas toksai mūsų žingsnis, jisai duoda veiksmą, ar ne? Kiekvienas atliktas veiksmas duoda didesnės galimybės. Prisijunkit. Sistema yra žiauri, jiems žmogiškumas paskutinėje vietoje, svarbu vykdyti įstatymą. Tai jo, įstatymą. Įstatymą irgi dar galim paginčyti iš tikrųjų, nes jeigu prieštarauja konstitucijai tie įstatymai, jeigu prieštarauja, įsivaizduojat, konstitucijai, bet koks įstatymas, kuris prieštarauja konstitucijai, yra negaliojantis. Nes pirminis ir pagrindinis įstatymas yra konstitucija. Ir konstitucija remiantis mes tiesiog esam tauta, ar net aš esu tautos dalyvis, aš esu vienas iš tautos. Ir jeigu aš asmeniškai kažkokius priimu savo šeimai sprendimus, kurie nekenkia niekam, net mano šeimai, net vaikams, nekenkia aplinkai, tu suverenės galias savo kaip tautos dalies, tu gali jas reikšti. Bet jeigu tu jau eini į svetimą daržą, ar ne, ir pradedi tenais vogti morkas, tada tau gresia pagal konstituciją įstatymą. Iš vis yra kosmoso įstatymas, pagrindinis visatinis įstatymas, nedaryk to, ko nenori, kad tau padarytų. Tai dabar, ką tie žmonės kam padarė, realiai? Suprantat? Valstybei
padarė kažką. Kas ta valstybė? Ar ne tauta kuria valstybę? Ar ne? Ar pakenkė nors vienam žmogui? Dabar gal pakenks, kai atsisės žmonių į krūvą į kalėjimą už tokias nesąmonės. Tai čia yra pavojingas žaidimas. Tam tikri žmonės žaidžia su savo likimais, jau jie drąsiai tai daro, nes galvoja, kad sistema juos apgins. Bet dėja, sistema taip pat turi spragų ir dėja sistema nebus jau sistema, kai ateis tikroji valdžia, tai yra tauta, į savo sostą. Taigi paskubėkim. Variantų yra, kaip tiesioginį valdymą padaryti. Mes variantą turim. Bet ar jūs turit, kaip pasakyti, tos kibirkšties, to noro, to suvokimo, to užsispyrimo, tos motyvacijos, ar jūs turit? Ar jums reikės dar kažkokių tais padaryti kaip žalos iš sistemos, kad jūs atsigautumėt ir ta prasme pasipurtytumėte. Bet tai irgi gali būti, kad lietuviai nuleidę nosis, kenties viską, kaip ir kentėjo visada. Bet aš manau bus kitaip. Aš manau bus labai negerai sistemai. Todėl aš jūs iškart raginu būti aktyviais dabar. Dabartis yra pats geriausias momentas, kai mes galim kažką padaryti. Nuo dabarties momento mes galim pakeisti daug. Kiekvienas mūsų mintis, kuri užsifiksuoja, ar ne, kad sako, čia blogai. Nuo to, kas blogai, darai kitą žingsnį. Ką daryti? Kaip daryti? Ar ne? Iškart mintis kabinasi į sekantį žingsnį. Kaip daryti? Ką daryti? Toliau kas eina? Veiksmas. Tai va, tas mažas mintis ir tos veiksmus mes turim daryti. Niekas kitas nepadarys. Todėl mes turim atkakliai, sistemingai, turint kažkokių tais truputį žinių apie kas tai yra tautos valdžia, kas tai yra mūsų sistema, kurioje mes dabar gyvenam. Aš manau, kad mes tikrai turim didelių šansų. Kas norite prisijungti į bendrą chatą, galite man rašyti arba į asmeninį, arba rašyti viešai, pasiprašyti, yra mygtukas, galima pasiprašyti, prisijungti į pokalbį. Svarbu yra žmonių sąmoningumo ir savigarbos ir savarankiškumo ugdymas. Jeigu to nebus, žmonės nesirinks į tautos valdžią. Taip, tai yra tiesa. Savimoningumas. Ką reiškia savimoningumas? Tai reiškia, kad tu save moniji. Save monyti, save suvokti. Ką reiškia save monyti? Tai reiškia kurti savo mintis. Įsivaizduojat? Monyti, manyti. Monyti, manyti. Savimonė, tai reiškia savęs sumanimas, savęs perteikimas per mintis, per žodžius, per veiksmus. Ir kuo tu esi labiau robotas, kuo tu labiau priklausai sistemai, tuo tu mažiau turi savimonės. Gal yra tokių žmonių, ar ne, kurie jaučia, kad jie tiesiog daro savo tą įspraustą į rėmus, į sistemos liniją darbą, bet jie jaučia, kad be to negali tiesiog gyventi, jie jau yra toj situacijai,
bet jų, kaip pasakyti, savimonė sako, kad tai yra blogai. Tai yra tokių žmonių, sąmoningų. Bet jeigu mes nepadarysim veiksmo, mes galėsim tada leisti tiem žmonėms ir toliau ten sėdėti. Jie tiesiog nepereis į mūsų barikados pusę, suprantat? Nors barikadų iš vis net nėra. Realiai visi žmonės nori to pačio, nori darnos, ramybės, lygybės. Tik tais būna kraštutinių atvejų, kai žmonės yra truputį išsibalansavę, kai jiems reikia chaoso. Kai jie per chaosą gauna energijos, ar ne, per chaosą gauna tam tikrų savo bonusų, savo pliusų, kai gali užkariauti geresnę hierarchijos viršūnėj poziciją, kai mato, kad čia yra ramesnis žmogus, aš jį sumanipuliuosiu, duosiu spaudimą, apžaisiu, paniekinsiu. Nu, ta prasme, kas daros valdžioje, patys žinot, patys matot, kokia įvyksta kova, ne tik tai, kad dėl mūsų jie kovoja, jie kovoja dėl savęs, dėl savo geros ateities, kad prieitų prie pozicijos, kad prieitų prie pažinčių, kad prieitų prie pinigo. Truputėlį pakeisiu poziciją ir aš. Tai va, gerbėmieji, kas nori prisijungti, prašom, tautos valdžia laukia, kol jūs pradėsit būti tokie aktyvūs žmonės, kad išnešit mūsų tautos valdžią ten, kur mes norim būti. Mes visi kartu. Ne aš, ne Rykantas, ne dar kažkas. Neieškokit hierarchinių vienetų. Padarysit mums meškos paslaugą, mes dar užsililiuosim, galvosim, kad čia mes tik esam tokie geriausi, čia mūsų visi klauso, ateis laikas, ar ne, ateis laikas, kai Paulius galvos kitaip, sakys, gal man čia jau ir pinigo kažkokio įsidėti, jau čia gal man kokį sprendimą padaryti, geresnį savo hebrai kažkokiai, ar ne. Aišku, to nebus, nes aš tikiu, kad mes padarysim antihierarchinę sistemą. Va tokiu būdu mes galim iš tikrųjų daug padaryti. Tai va dėl to sąmoningumo, jeigu nebūsim sąmoningi pakankamai, tai mums tiesiog trūks to veiksmo. Esmė veiksme. Mes galim būti protingi, ar ne? Galim būti talentingi. Galim būti sąžiningi. Galim būti visuomeniški. Bet jeigu mes būsim nesąmoningi ir nesuprasim, kad lygybėje, tam suvokime bendram, kad mes visi norim bendrojo gėrio, jeigu mes to neturėsim suvokimo, tada mūsų sąmoningumas atsiduria kokioj pozicijoj? Kokioj pozicijoje atsiduria mūsų sąmoningumas? Tai niekam nieko nereikia ir tada visi ir žiūrėsim, ką sistema su mumis daro. Ieškau šešėlio, čia man labai akis šviečia. Tai va. Ponai ir ponius.
Vytautai, prašom prisijungti, gal norėsit pakalbėti. Matau, prisijungite, žiūrite. Ką jūs manot apie šiandieninis aktualijas? Vytautai. Tai va, nustokim zystis, gal žiūrėti, ta prasme, tos zyzimus, žinai, YouTube'ai, visur žmonės nori kažkokių pokyčių. Televizija, jau nebeužtenka mums televizijos nebežiūrėti. Mums reikia jau nebežiūrėti YouTube'ės tam tikrų kanalų, kurioje ta tikroji opozicija šneka. Bet ką jie šneka? Jie tarsi užsibūrė savo šnekomis, bet užkibo ant to rato, kad tik tais šnekėt. Užkibo. Jie tarsi mėgaujasi savo šnekėjimu, mėgaujasi žiūrimumais. Ir visas tas dalykas pakibo. Jiems baigėsi. Viskas, jie turi daug peržiūrų. Ar ne? Bet ką, paėmus ar ne iš tų didžiųjų YouTuberių, jie turi daug peržiūrų, bet jie pakibo ant skundimosi. Skundimosi. Reiškia, pasiskūskim ir bus gerai. O kur išeitis? Man čia šviečia saulė, žinok. Matau vieną išeitį. O išeitis yra tiesioginis valdymas. Konstitucijoje pažymėtas. Tiesioginis valdymas. Tauta valdo per išrinktus tautos atstovus. Atstovavimas yra kas? Atstovauja savo rinkėją. Rinkėjas yra tauta. Kaip atstovauja? Prisižada ir išrinkot mane ir man jau gerai, aš jau laisvas, man jau nieko nebereikia rūpintis. Čia taip atstovavimas skaitosi, ar ne? Prikursiu įstatymų, prikursiu reguliacijų, kurios pažeis netgi mūsų tautos tikrąją valią, tikrąją valdžią, tikrąją savigarbą, iš tėvų atimti vaikus. Oho, nu ir tautos atstovas, ar ne? O kaip jis atstovauja? Tai du variantai yra, kaip mums valdyti savo valstybę, tai per išrinktus tautos atstovus ir tiesioginis valdymas. Tiesioginis valdymas susikūrė taip. Pirmiausia, jūs skleidžiate šitą idėją savarankiškai, kalbate tarp savo artimųjų, lipate per savo supratimą, ar ne, kad aš, jeigu nieko nedarysiu, nieko nesigaus. Pirmiausia žingsnis. Praktikuokitės, kalbėkite su savo artimaisiais, su savo žmona, ten vyru, su savo draugais. Per tai jūs įgausit praktikos viešindami, ar ne, šitą idėją. Jau jūs kalbėsite apie tai, jau jūs skleisit, jau jūs banguosit šitą idėją. Deja, kito kelio nėra. Žingsnis turi būti daromas, mėly. Po to, kaip jūs tai jau mokėsit padaryti, jūs galėsit ir prisijungti prie veiksmų. Ar ne? Pirma mintis, paskui žodis, paskui veiksmas. Jau jūs turėsit pagrindą daryti veiksmą, nes jau apie tai kalbėsit. Suprantat? Kai
jau daaugsit iki veiksmo, ar ne, kaip aš daaugau, ar ne, bet aš nedaaugau iki tokio veiksmo, kad aš galėčiau padaryti už jūs kažką. Ne, aš nedaaugau, nes aš nedaaugsiu niekada. Čia turim visi kartu tai daryti, suprantat? Asociacija. Įsikursim asociaciją, susidarysim punktus, susirašysim, kaip mums patogu, kaip mums gerai, balsuosim, jeigu nesutariam kažkur, ne? Daug reikalų? Daug. Nauda bus? Gal nauda bus ir net po 10 metų, kurią galėsim apčiuopti. O gal bus ir per kelis mėnesius, jeigu nuo jūsų prasidės veiksmas. Tai va. Nu, aš jau įsijaučiau į moralą. Gražina, galit prijungti? Aš manau, kad galiu. Vytautai, gal ir tu norėsi prisijungti pakalbėti? Galimybės yra. Kas norit, prašom, pamankštinti liežuvį. Labą. Sveiki. Kaip jums, Gražina, sekasi? Dirbam, gyvenam, kaip ir visi, bet naujienų daug. Irgi matom, kas dedasi mūsų pasaulyje, vat kas irgi apie tuos vaikučius atimtus, irgi širdis skauda. Toliau su viduje apie bankus irgi dabar galima kažką tai paminėti, irgi čia susiję viskas. Tai vat, nežinau, čia viskas siejasi. Gerai, taip, mes kalbam vis tiek apie tą pačią sistemą, tas pačias problemas. Tai galim iš tikrųjų užsiminti. Vat kokią informaciją esat surinkus, Gražina, apie banką? Nu, gal pradėsiu nuo to, kad nesu teisininkas, nelabai ką išmanau, bet vat, ką galiu suprasti, suvokti kaip paprastas žmogus. Vat, tai, nu, čia akivaizdu, kad kažkas tai vyksta, reikia su tuo tiesiog kalbėtis, aiškintis tas visas savokas, kas yra žmogus, kas yra fizinis asmuo, nes iš tikrųjų tai viskas skiriasi ir tiesiog mes šito nesuprantam ir aš irgi iki galo šito nesuprantu, dar reikia tiesiog aiškintis, domėtis ir čia reikėtų kiekvienam žmogui įsigilinti, atlikti tokius namų darbus, nes niekas už jų nepadarys. Mes tiesiog galim nukreipti į kažkokią, pateikti mintį, kažkokią kalbą, kalbėtis, bendrauti, bet irgi kiekvienas turi iš savęs domėtis, nes taip nieko nebus, kas ten ką kalbės. Informacijos yra, pasiskaityti yra, daug ką galima, ką čia dar galiu. Trupučiuką noriu nukrypti į šoną, bet čia irgi susiję viskas. Kažkur tai apie 2 savaitės mes jau perėjom į vandenio epochą, į tiesos epochą. Ir vat, jau mes matom per tas 2 savaitės, jau anksčiau ledai judėjo, dabar to labiau mes matom, kas darosi ir Seime, ir visur, ir visas melas lenda ir jo nepavyks paslėpti ir mes turim kalbėti, turim aiškinti ir nereikia tiesiog bijoti, nes jau mes galim žymiai drąsiau kalbėti, nebijoti tos valdančiosios elitos, nes jinai jau pagal viską, jinai jau traukiasi, jinai jau negali mums trukdyti, gali stebėti, gali dar kažką tai bandyti daryti, bet jau taip jau kaip buvo, jau taip nebus. Ir mes dabar žymiai galim drąsiau viską tiesiog tuos ledus laužyti. Taip,
Taip, aš jau jutau tą anksčiau, kad iš tikrųjų jie tik naudoja manipulaciją. Kokią manipulaciją? Tiesiog jie vaidybos būdu tau įteigia žiūrovui per televiziją, kad tu tiesiog nieko negali padaryti. Tiesiog įteigia, kad jisai čia viską žino, jis tu nusiramink, čia bus viskas padaryta, tu iš viskas čia toksai, kad kažką čia galvotum, kažką planuotum, norėtum kažko. Nu, tokiu jie, tai netiesiogiai sako, bet per verbalinį, galim sakyti, bendravimo būdą perteikti tai, ar ne? Koks čia, kas tu čia toks esi, ne, iškilo kažkas, tuoj mes jį, ar ne, sutarkuosim, sulyginsim su žeme. Tai jie tokį dalyką labai gerai moka, nes jie tarnauja, kai į sistemą, jeigu nori įeiti, tu turi išmokti tokių dalykų per hierarchinius žaidimus, per hierarchinės kovas, kad užsikariautum tą poziciją, tu turi tos dalykus mokėti, manipuliuoti, apgauti, nes ne žmogaus emocinė talpykla, ne kiek jisai gali sau leisti, tam tikrų chaoso vibracijų, taip galim sakyti, ar ne, yra ribota. Ir jeigu tu nueisi toksai ribotas, ar ne, tu turi apsimetinėti, kad tu daug turi čia chaoso, daug tu turi čia tu tiesiog turi atlaikyti didelį tokią masę puolimų ir taip toliau, kur žmonės lieka čiut besėliai tokie, ar ne, robotai tokie, jie nebejaučia realybės, tarsi sąmoningumas iš jų būna dingęs, tarsi jie išeikvoja jį ir jie tiesiog eina jau tiesiog kaip į karą ir jau pamiršta, kur, dėl ko ir ką čia jie veikia, iš vis kaip Seimo nariai. Tai va, Gražina, pratęskit. Ne, tai taip. Na, aš trupučiuką toliau, kai mes kalbėjome apie tuos, daleiskim, kai buvo vaikai atimti. Tėvas yra, šeima, kuri neteko vaikui, jie save skaito žmonėm, kaip atskira asmenybė, bet ne fizinis asmuo, kuris priklauso kažkokiai ten sistemai ir taip toliau. Čia yra skirtingi dalykai, nes fizinį asmenį gali valdyti visos ir Lietuvos Respublika, Europos Sąjunga, čia irgi yra ta visa hierarchija, kuriai priklauso visi fizinės asmenys. O žmonės, jeigu aš skaitau save žmogum, aš nepriklausau jiems. Ir jie taip drąsiai bando atsiskirti, parodyti, kad jie yra žmonės. Ir pagal visą tą sistemą, visi teismai yra irgi pavaldus sistemai, irgi yra viskas. Ir joks teismas, pagal mano supratimą, negali nuteisti žmogaus, gyvo žmogaus, kuris nesiskaito kaip fizinis asmuo, nes jisai nepriklauso šitai sistemai. Jisai tiesiog atskira valstybė, o čia atskira. Ir viskas skiriasi. Ir jokių būdų dabar ir tie vaikai, jie negalėjo būti atimti pagal tą teismą, pagal tas visas sistemas iš tų vaikų, iš tų tėvų, nes jie nepriklauso šitai sistemai. Aišku, jeigu tas žmogus darytų žalą kitam žmogui, tai jisai turėtų būti izoliuotas, kas be ko. Bet tie žmonės tiesiog paprastai, jie nieko niekam nepadarė. Žinot, kame yra reikalas. Ir čia tik tais daroma tai sistemai, suprantat, kur yra problema, kur jie mato, kaip tą pasakyti, grėsmę, įsivaizduojat, grėsmę sistemai mato. Pamatė, kad tas žmogus yra žmogus, atsisako jisai būti asmuo. Asmuo gali būti ir juridinis asmuo, aš kiek girdėjau. Žmogus gali būti juridinis, ar ne? Ir asmuo gali būti juridinis. Tai gerai, o juridinis jau gali ir būti
ir asociacija, gali juridinis būti ir valstybė, ir įmonė juridinė, ar ne, viskas jau skaitosi kaip kažkas, bet jau ne ta siela, ne ta gyvastis, kas mes esam, ar ne. Tai jeigu mes padarysim robotą, ar ne, tai jau jisai bus asmuo, mes jį pastatysim, jisai turės kažkokias detalės, jisai asmenybė galės turėti. Mes suinstaliuosim jam programą, kad jis elgtųsi taip ir taip, turės asmenybę savo jau suprogramuotą, viskas jis asmuo. Suprantat? Va čia yra logikos tame. Taip. Tai va, o kas dėl tų bankų? Kažką norėjai papasakoti apie bankus? Apie bankus. Dabar kiekvienas, nu gal ne kiekvienas, bet jau daug žmonių gauna žinutės ten. Aš irgi dar, kad užpildyti tam tikrą anketą. Jie renka kažkokius duomenius, aš dar nežiūrėjau, nežinau kas ten, bet pagal viską joks bankas, jokia organizacija, pagal mane, jie neturi teisinių pagrindų rinkti kažkokius duomenius. Ir jeigu tu neatsakai ten laiku, arba buvo kiek žmonių išvykę, tiesiog fiziškai negali nei susisiekti, nei ten užpildyti, nei ką. Tiesiog yra uždaromos, užblokuotos tos sąskaitos visos ir ten labai daug įvairiausių tokių niuansų, kad aš įdėsiu jums irgi, lygtais vakar buvo buhalterių asociacija, padarė tokį pranešimą ir ten viską paaiškino. Reikėtų irgi, nes pagal viską joks bankas nieko neatsakė konkrečiai, kuo jie vadovaujasi, kokiu pagrindu jie ten renka tą informaciją, tas anketas ir visa kita. Ten tiesiog yra daug tokių sisteminių klaidų ir kas gali paskui kaip panaudoti tą visą informaciją apie žmogų, apie įmonę, dar kažką, tai čia klausimas. Ir čia bus tikrai aiškins ir buhalterių asociacija ir gal kiti, nes čia tikrai daug tų. Čia aišku, renka informaciją. Pavyzdžiui, aš jau mačiau tokią programėlę yra. Tu, pavyzdžiui, žiūri į tarkim, į savo kompiuterio ekraną ir per kamerą fiksuoja žmogaus vyzdžius, kur jie juda, į ką jie žiūri, ką atkreipia dėmesį. Įsivaizduojat, yra tokių programų. Ir tai aišku, kad jau tos programos yra naudojamos didžiųjų kompanijų. Tai aišku, nes mato, kur tavo dėmesys eina. Įsivaizduojat, tu scrollini Facebooką, tavo dėmesys čia užkliuvo kiekvieną sekundę, kiekvienas dalykas. Amerikoje, sako, yra tokių kamerų, ar ne, įdėtų, kai tu eini per parduotuvį, per lentynas, fiksuoja, kur tu žiūri, kur tavo prekė, į kokią prekę tavo akis užkliūna. Ir jie pagal tai mato, ar ne, tavo veidą, žino, kas tu esi, tau siunčia tiesiai į namus šitos reklaminius buklet. Ir pagal tai pirkėjus gundu sugrįžti. Įsivaizduojat? Tai čia yra tokios technologijos, tokia pažanga ir mes jau esam per šitą ekrano skylutę, jau mus jau žino ir supranta ir jau neturėkit jokių iliuzijų, kad taip nėra, kad jie neturi savo duomenų bazių, kas jums patinka, ką jūs stebit. Jūs neturėkit, nes jeigu pakabinsim viską ant Google'ės, Chromo, ar ne, tada mes gausimės taip, kad tie šulai mūsų valdys. Mes vesim į search'ą kažką, ar ne,
mes norėsim kažkokios prekės, jie žinos, kokios mes prekės norim, jie mes ne tai, ką iš tikrųjų, kas duoda mums naudą, o pakiš tai, kas atrodys, kad duos naudą, o iš tikrųjų nusipirksim mes to, kas mums gali pakenkti, ar ne, labiau kontroliuos, labiau mus valdys, va, kiš tokias prekes į viršų. Ta prasme, viskas eina ant kontrolės. Supraskit, kad didžiausia visatos valiuta yra dėmesys. Įsivaizduojat? Nežinojot? Sveikinu, sužinojot. Dėmesys. Nes iš pradžių žmogus kažko nori. Ar ne? Jisai nori, bet jam tas noras yra suformuojamas šiais laikais. Įsivaizduojat? Pinigų nori. Ne? Nes mato, kad žmonės labiausiai sėkmingi, jie turi pinigų. Gerai. Dabar kas protingesni, jau pradėjo galvoti detaliau. Galvoja, kaip man būti sėkmingu, kad pinigus turėtų. Tai jie paskaito knygas, jau vizualizacijos kažkokios prasideda, jau kažkokie tais stiprios manifestacijos, ar ne? Tai yra tokie dalykai, taip, nes jis pradeda valdyti savo dėmesį, įsivaizduojat. Nes ką, turi pirmą išmokti valdyti savo mintis, kad valdytum savo dėmesį. O čia tiems elitui jau netinka. Jau tu geriau pasilik prie kažkokio tais ekraniuko, mes tau parinksim dėmesį, ypač per televiziją labai geras yra dėmesys. Ten hierarchija yra didelė, ten korupcija yra didelė, bet internetas jau dabar irgi labai užkrėstas. Užkrėstas yra. Ir dabar, kas yra su tais bankais, kad bankai irgi naudoja šitos dalykus, ar ne, kad tu gautum paskolą kažkokią, ar ne, kad tu prisiribotum, kad tu save apsikrautum, kad tu neturėtum nosis iškišti, kad tu dirbtum, o vakare atsijungtum televizorių ir vėl, kad tave paprogramuotų. Suprantat? Čia yra sistema, čia tu esi priklijuotas, bet dėl to, kad yra hierarchija. Vat esmė yra tame, dėl to, kad yra aplamai hierarchija, dėl to, kad kažkas gali būti aukščiau už kažką. Kai ta sistema iširs, hierarchija pasibaigs, viskas pasibaigs. Čia yra pagrindinė šaknis, dėl ko visa tai vyksta. Ir žmogus yra mirtingas, jie tiesiog, kaip pasakyti, kur dėmesys ten rezultatas, ar ne? Kur dėmesys ten rezultatas. Kur tu naudoji savo dėmesį, ten rezultatas. Jeigu tu naudosi dėmesį per kiekvieną dieną žiūrėdamas televiziją, apart naudotum dėmesį eidamas kažkur pasportuoti į gamtą, tai rezultatas kur bus, ar ne? Ar tavo asmeninis bus sveikata, geras tonusas, ar ne? Finansinė gali sėkmė būti priklausyti. Jeigu tu judi fiziškai, tavo limfa vaikšto, tavo kūnas valosi, reiškia tu protiškai esi efektyvesnis, tavo dėmesys švaresnis, tu efektyvesnis. O jeigu tu geri alų ir sėdi prie teliko rūkydamas cigaretę, baisu. Cigaretės yra žiaurus dalykas. Žiaurus dalykas. Taip. Nes vienas cigaretė, joje yra tokios dervos, kurios yra labai tokios yra subtilios, labai papuola į smulkiausius kapiliarus. Ar ne, tokios labai maža substancija, bet jinai derva, jinai klijai. Ir kai tu parūkai, tau nueina tie klijai į kapiliarus, ar ne, mažiausias vietas, kurios klijuoja arterijas, viską. Ir tau netgi nervų sistemą užblokuoja.
apneša, ar ne, tau ten smegenis, tau eina į smegenis, eina į plaučius, po kūną. Viskas tada tu apsiizoliuoji save nuo aplinkos. Viskas, tu tarsi plevelę užsidėjai, ar ne, jeigu tai vaizdžiai sakant. Ir tu mažiau kontaktuosi realiai, tu suprasi mažiau kitą žmogų, tu nebegaudysi realios situacijos, tu nebematysi realiai, kas darosi aplinkoje, tu nebejausi. Tie tokie dalykai, jie žmogų sudemonina, ar ne? Jie žmogų pastato į tokią situaciją, kai jis nebežino, kas čia daro, kai jis nesupranta. Ir tada pasidaro klaidingas išvadas ir tada tomis išvadomis vadovaudamasis puola, ar ne, į dar žemesnius reikalus. Ar ne? Tai kas pradėjo rūkyti, tas alkoholis, tas narkotikai, kas narkotikai, tas savižudybės ir taip toliau. Tai va čia yra tokie dalykai, čia baisus dalykai. Galiu įsiterpti. Prašom. Trupučiuką apie cigaretės tas. Tai ten, kiek žinau, deda visą H ir daug, ir deda tus klijus, plus viską tai išmirko salitroj, čia yra irgi nuodai ir visa šita veikia. Bet mes tik tai galvojam, kad čia alkoholis, cigaretės ir visa kita, bet jie tiesiog yra jau beveik visas maistas užnuodytas. Ir vaisiai, ir daržovės, ir GMO, kaip sakom, kramtoma guma, gal kas girdėjo, ten irgi deda tokią chemiją, jeigu neklystu, E934, ten irgi, jeigu kas dažnai kramto, mėgsta, tai mūsų tiesiog smegenų pusrutuliai, jie išsiskiria mąstymu. Ir galima atpažinti, jeigu, daleiskim, kas dažnai kramto gumą, akis gali žiūrėti į priešingas pusės. Ir jie tokie būna irgi neadekvatus. Ir smegenys netaip veikia ir taip toliau. Tai ir vaikų maistas ypač yra nuodytas, ir šokoladai, žodžiu, viskas. Ypač vaikų maistas. Taip. Čia yra daug dalykų. Farmacija pakabino daug farmacijos savo gaminių grinai ant naftos. Naftos gaminiai perdirbami ir farmacija čia mūsų gaunas. Dantų pasta viena iš jų. O nafta yra grinai sintetinis dalykas, kuris kūnui netinka. Tai yra jau... Drabužiai irgi. Taip, viskas kas sintetika. Poliesteris ir taip toliau. Ir mes negalim. Kava irgi blogas dalykas. Aš čia visus dalykus išvardinsiu. Kai vienas žmogus irgi man sako, žinai, sako, pirmiausia, kas žmogų žudo, tai ne kava, tai ne saldumynai, tai ne mėsa, tai ne cigaretės, tai ne alkoholis. Ne tai. Žmogų žudo jo pačio įpročiai ir jo valios neturėjimas. Vaizduoji? Mintis. Jo pačio mintis, kuriuose jis užstringa ir daugiau nebegali išlipti. Kai jo trumpalaikis, feikinis malonumas sukeltas kavos, ar cigarečių, ar alkoholio, ar dar kažko, jį patenkina ir jam to užtenka. Nors iš tikrųjų jisai galėtų dar aukštesnės būsenas išgyventi ir kasdien be šitų dalykų žymiai geriau jausti. Ir tai žmogų pririša. Va tokie dalykai, jie pririša. Aš tai ne, čia aš labai retai kavą geriu. Nes aš žinau, kas per poveikis, man niekada netikdavo kava, bet jinai truputį man
duoda tonusą, kai reikia man daryti video ir kalbėti. Kad žiūrovui būtų efektyviau įeitų informacija, kartais naudoju kavą. Čia mano paslaptis, bet atsisakysiu ir to, kada nors. Tai va, Gražina, turim 4 žiūrovus. Tie 4 žiūrovai jau stiprus, jau jie eis, kursim asociaciją, jau jie patys rodys iniciatyvą, bus mūsų bendraminčiai ir ne per krus, ne per plauką neatsižadės tiesioginio valdymo, tautos valdžios. Aš taip jau jaučiu, taip ir turi būti. Reikia tikėtis. Dar prisijungs, tikrai prisijungs žmonių. Nes žinai, kas yra, kad iš tikrųjų nėra kur jiems ir jungt. Nėra kur. Aš kaip pastebėjau, daug vyksta kalbų. Man patinka referendumo iniciatyva. Aš pats jungsiuos, pats rodysiu iniciatyvą, bet dar ne dabar, nes turiu ir savo reikalų, ar ne, ir pats kuriu alternatyvą. Reiškia, aš gan pakankamai įsijungęs į savo darbus, į savo suvokimą, kaip geriau. Referendumas yra tiesioginis valdymas. Be tiesioginio valdymo mums niekur. Be to suvokimo, kad mes čia galim kažką padaryti patys, mums niekur negalim. Daugiau pamirškit kurti naujas partijas. O celofanas kūrė naują partiją. Žmogus antisisteminis kūrė naują partiją. Neaišku, ar antisisteminis, bet aš manau, mano manimu, jis antisisteminis. Ir tam tikri dalykai man patinka, ką jis išsako, ką jis daro, turi drąsos, aktyvus, visuomeniškas, stiprus, tikrai čia neturiu jokių priekaištų. Bet kurti partiją, tai yra, mano manimu, tikrai ne išeitis. Kurti partiją, gerai, celofanas sukurs partiją. Vienas dalykas, gal jisai buvo paleistas, ar ne, su sąlyga, kad tu turi daug sekėjų, nes tave paleis, tu kurk partiją. Taip, bet tu būsi mūsų kišenėje. Va kur bairis, va kur hierarchija. Suprantat? O kas dabar garantuotas? Kas dabar garantuotas, kad su juo taip nepasielgi? Jisai pats nežino, kodėl jį paleido. O sistema galėjo lengvai jo nepaleisti ir niekas nebūtų nešnipšti. O Gražina, tu jau žinai, ar ne, kad tos sistemos įrankis yra teismai. Teismo sprendimu atėmė vaikus. Teismai. Čia labai geras toksai dalykas teismai. Dabar galvojam dar, kad teismai, celofanas jau sako, kad teismai vis dėlto kažką čia veikia, kažkaip mane čia po metų ištraukė. O motyvai teismo gali būti ir visai geri pačiai sistemai, kodėl jį reikia ištraukti. Suprantat, ką aš turiu omeny. Aš nekaltinu nieko celofano, nes jisai toj sistemoj pakliuvęs yra hierarchinę kryptį pasirinkęs kurti partiją. Tai aš manau, tai yra priežasčių, kodėl jį gali paleisti. Todėl čia vienintelis dalykas lieka tiesioginis valdymas, žmonės, kai atsakomybės neprisiims nei vienas arba visi iš karto. Tai jeigu aš dabar turėčiau galią virš jūsų, ar ne, jūs manim pasitikit, aš sukuriu tautos valdžią, bet būčiau jūsų atstovas,
imkim taip. Ir jūs pasitikit mano judėjimu. Bet užkulisiuose atsitinka kažkas negero, mane pasikviečia kažkur, gal į mišką nuvažiuočiau, gal ateitų žinutė kažkokia, arba koksai Seimo narys rimtas jau pašnekėtų, sakytų, nu ateis vyrai, pasims ten, ką iš tavęs reikia, ką tu, nu ta prasme, nu yra tų įbauginimo priemonių, nu ar nėra, nu sakytų, policija mūsų, teisėsauga mūsų, nu kur tu žmogu, tu galvoji pabėgsi į užsienį, nu kiek tu ten kavosi, žinai, nu tai tave pagaus, nu ateis pas tave vis tiek, anksčiau ar vėliau. Ar tu nori prarasti tavo gyvenimą? Ar tu nori pabėgti ten į džiunglės ir gyventi džiunglėse, ar ne, nu galimas atvejis, ar ne, jeigu tu pasiruošęs taip rizikuoti, tai vienintelis šansas žmonės yra tiesioginis valdymas, kai nei vienas arba visi prisima atsakomybę. Tai kai mes nuspręsim pasidaryti asociaciją, tautos valdžia, kai mes nuspręsim jungtis į asociaciją, kurioje nebus visiškai hierarchijų, va tada mes turėsim tokį va pagrindą susikūrę, nuo kurio neis neįmanom. Jeigu asociacija uždarys tokį kaip organą, nu mums tie patys va žmonės, va mes galėsim kitokią formą sugalvoti, ar ne? Jeigu ten mūsų pinigus nuneš, ar ne, bankai, ar dar kažkas, mes vėl juos sukaupsim, mes vėl resursus sukaupsim, mes vėl atsistosim, nes nebus to, kuris gali sustabdyti tai. Nebus už ko užsikabinti. Sakau, aš tai nerizikuosiu vienas, žinai. Bet dabar jungtis žmogus privalo į tai, galvoja jis rizikuos. Ne, jis nerizikuos. Kodėl nerizikuos? Todėl, kad nėra hierarchijos. Va čia pagaukit, ne? Pagaukit esmę. Čia va yra svarbus aspektas. Žmogus jis gali bijoti, bet kuris žmogus bijo, turi baimės jausmą, ar ne, savisaugos jausmą. Tai kiekvienas žmogus apie tai gali pagalvoti ir esmė, kad jie taip ir valdo sistemą. Vat pažiūrėkit, kaip daroma dabar, atima vaikus. Taigi jiems čia puikiai žinutė tiems, kurie nori pasus savo susiplėšyti, ne? Puikiai žinutė tiems, kas nori stoti lauk iš Europos Sąjungos. Per baimę jumis valdys. Per baimę. O jeigu mes darom visi kartu ir iš karto vis prisimatskim, jeigu mes visi Lietuvos piliečiai susinaikinam savo pasus, tai ką jie tipo iš visų atims vaikus? Neįmanoma. Jie neatims, jie užblokuos visus sąskaitas visas ir žmonės liks be finansų. Neįmanoma, kad jie užblokuotų visas sąskaitas, nes patys tie piniguočiai, jeigu pinigai nevaikšto, jiems patiems krachas yra. Pinigai turi vaikščioti. Jie turi ateiti ir pasidvigubinti atgal. Ateiti. Jeigu tu užblokuoji, tie žmonės susigalvos savo sistemą atsiskaitimo, vis tiek sugalvos. Nu gerai, aš tau duodu porą obuolių, tu man vieną ananasą. Nu, tai prasme, vis tiek žmonės randa išeitį, žinai. O dabar, jie suprant, jie yra tie manipuliatoriai, tie apgaulę, mokantis žaisti jūsų dėmesiu, įsivaizduoji. O kai mes nutrauksim tą dėmesį visiškai, pilnai, jie visiškai jokių galių nebeturės. Įsivaizduoji, policijos pareigūnų paskaičiuojam, kiek yra Lietuvoje policijos pareigūnų, ar ne, kiek ten tūkstančių, ir palyginam su skaičiu, kuris yra tauta, Lietuvos tauta, ne 2,5 milijono, atimam tos kelius
tūkstančius, lieka tik tokių daug galingų vyrų, daug protingų moterų ir taip toliau, kurie gali padaryti bet ką, bet ką. Ir ką tie policininkai gali padaryti? Nu, tokie loginiai, tokie, žinai, suvokimai, kurie atidaro suvokimą į tiesioginį valdymą, žinai. Tiesiog turim mes daryti visi kartu, visą tai. Visą tai mes turim daryti visi kartu, iš karto. Po truputį reikia jungtis. Gražina. Dabar taip, mes norim kurti, kažką daryti, veikti, bet kad kažką pradėti nuo kažko tai, turi visą tą seną sistemą, viskas turi griūti. Ir jinai jau pradėjo griūti, pradėjo save valgyti iš vidaus ir mums dabar reikia tik tai trupučiuką išlaukti, būtent kažkiek tai turi sustiprėti, mes daugiau žmonių turi pamatyti, kas vyksta. Negalim laukti negalim, bet žmonės dar nežino. Jie nenori žinoti. Ir jiems reikia akis atverti, jie turi pamatyti, kas darosi pas juos, kad žinutės ateina dar. Jie turi suvokti. Čia gerą mintį pasakei, kad turim palaukti, kol iš tikrųjų pasimatys kažkas. Bet supranti, aš tai matau senai, bet kas iš to? Aš galiu pasakoti nepasakojęs. Esmė yra tame, kad žmonės daug panardinę dėmesį į sistemos sudarytą tinklą, ar ne? Sistema padarė tinklą ir tas dėmesys vaikšto tik to tinklo ribose. Tai, kad nuo jo atplėšti turi būti alternatyva, turi jau kurtis kažkas, supranti? Taip. O jeigu mes nieko nedarysim, tai mes, reiškia, paliekam žmonės, tie, kurie realiai galėtų jau užkniso tą sistemą, jis atplėšia dėmesį, ar ne, žvalgos, ką man daryti. O, tautos valdžia, ką čia šneka, kaip jie mąsto, kodėl jie mąsto, panalizuoja, dėmesys turi pereiti čia, viskas, ten nebegrįžk, viskas. Čia yra dėmesio valdymas, jau prasideda jūsų dėmesio valdymas. Aha, aš klausiausi, sakė Janutienė, tą ir tą, kaip čia blogai, hi, ha. Užteks viskas, jau nebereikia jums to. Suprantat, ir šiaip ir mano mėgstamų youtuberių aš pasižiūriu pats, bet man jau žinokit, jau ir tie, kurie man mėgstami yra, nes tik tais skundimasis, tik tais kalbėjimas apie tos sistemos ribų, kai trūkumai, ne? Sistema, bloga sistema, čia trūkumas, čia korupcija, čia trūkumas, bet tas dėmesys lieka sistemoje. Ką mes turim, prie ko mes patys kabinamės, ką mes galim patys padaryti, kad iš tos sistemos išeitų. Bet sistema daro vieną gerą dalyką, labai gerą, nuostabų. Ir aš jai labai dėkinga, iš tikrųjų. Ir visiems mūsų valdininkams irgi dėkinga. Kaip galvojat? Ką jie daro tokio? Ką? Kaip? Jie pradėjo aiškiai parodyti, kur yra klasta, nes jiem atsibodo slėpti visą tai. Tai tiesiogiai pradeda rodyti, kaip jie manipuliuoja žmonėmis tiesiogiai. Pabrėžė. Bet jie ir neslėpė. Ką? Jie nieko neslėpė, viskas nuo pradžių, viskas buvo tiesa ir mes galim rinktis tą ar aną, bet jie tiesiog šaukia žmonės
jūs žiūrėkit. Irgi vienas, gal ir suprasit. Puiku, nuostabu, kad pas mus Lietuvoje tiesiog miršta daugiau žmonių, negu gimsta. Vat jie tiesiog šaukia, žiūrėkit, kas tas, jūs tiesiog žiūrėkit, prabūskit, tiesiog prabūskit, pamatykit, ką mes darom, jie daro viską, kad žmonės greičiau prabūstų. Kol žmonės neprabus, jie dar labiau stengsis, daugiau dar šauks, darys nežinia ką, kad žmonės prabūstų. Ir jie tiesiog irgi tuo daro gerą dalyką, kad žmonės pradėtų matyti, susimastytų, būtų sąmoningesni. Tiesiog reikia galvoti. Taip. Jie irgi daro tą juodą darbą. Taip. Aš pilnai pritariu, matai, nes tie patys mūsų lietuvaičiai, kurie dabar užima tam tikras pareigas, jie žino, kad jie kenčia patys nuo tos sistemos, kad jie tose rolėse, kurios tos rolės pačios juos nardina į nesąmoningumą, į savo praradimą savo to žmogiškumo. Jie tai jaučia, jiems patiems skauda, jie patys ten už per daug užsisukę. Įsivaizduok, kai tu esi Seime ir tu esi sisteminis ir žmogaus dėmesys, ar ne, yra ta energija, kuri veikia visą materiją. Ir jeigu dauguma į tave žiūri neigiamai, ar ne, yra mokslininkų padaryti tyrimai, į sloiniką ryžių supila tenais, užpila vandens, 2 sloinikai, vieną sakai kiekvieną dieną aš tave myliu, kitą sakai aš tavęs nekenčiu. Ir taip matosi, kad vienas sloinikas tenai supūna, kitas normaliai išlieka, ar ne? Tai va čia tas yra irgi, jie nėra robotai, jie žmonės irgi ir jie gauna tą neigiamą energiją, kuri realiai jiems kenkia. Realiai tai yra tiesa. Tai jeigu žmogus jau toj pozicijoje jau pats nesitveria, suprantat, jisai pats kariauja su visuomenė, bet pats iš keršto tarsi, nekęsdamas, ar ne, šunauja ir taip toliau, visi tie tokie, bet pats jisai kenčia, suprantat, kame bairis. Ir jis kartais pagalvoja, kam aš einu šituo, ar ne, kodėl aš aukoju. Tikrai pagalvoja ir visi. Ir atsakymas yra vienas, dėl to pačio, ar ne, hierarchinio malonumo, kuris yra ribotas. Tas malonumas neduos tavo sąmonėje augti, neduos patirti visų būsenų, kurias žmogišką planetų gali patirti. Tau tik duos limituotą tokį, gerai, tu prezidentas, gausi purvo tiek, kad ojojoj, maža nepasirodys. Tu premjeras, ar tu tas, kokiuose jie būsenose gyvenimus savo gyvena, kaip jie praleidžia savo gyvenimus, tai aš manau tikrai nėra ten stebuklai pas jų. Kai sako, daug milijonierių nusižudo, daug išprotė, daug ten psichinės problemos ir taip toliau. Tai žmogus turi turėti tą balansą savo gyvenime ir jis jo siekia, ir jam to reikia, ir jis jo valia, ar ne, jo ta pasąmonė, jie šaukia, sako, daryk tu taip, elkis taip, kad greičiau viskas pasibaigtų. Netgi tie sisteminiai, jie tarsi sako, geriau keistųsi viskas, geriau viskas pasibaigtų. Jisai to nori. Realiai. Taip, jau visi pavargo. Taip, visi pavargo. Čia yra tas dalykas aiškus. Tu pasižiūrėk tie žmonės, kurie stovi ir turi vykdyti sistemos įrankiai ir ne atiminėtos vaikus. Mato
kad jie tikrai tenais ne malonumą jaučia, žinai. Nu, ką darysi, tokia sistema kol kas. Kažkas ją saugo, kažkas priima tokius sprendimus, kažkas dar mėgaujasi tais sprendimais, kad jie tai gali. Bet iš tikrųjų tai tas trumpalaikis malonumas jisai baigsis ir gali baigtis labai liūdnai tiem žmonėms, kurie tai daro. Nu, tiesiog. Tai tikrai. Tiesiog, nes tai akligatvis, tai veda į pražūtį, realiai. Nes kai nukryps akys žmonių į tuos žmonės, kurie tai daro, iškrapštys. Kas čia tai užkūrė tą bylą, kas čia tas žmogus, kas čia tie vyriausybė, kokia vyriausybė, kurie žmonės iš vyriausybės čia taip nusprendė, kad reikia vaikus. Šitas, įsivaizduok, ir visas dėmesys, visa bloga energija tam žmogui. Oi, kaip negerai. Nemanau, kad tas žmogus gali priprasti prie tokio dėmesio ir išlaikyti paskui kažkokias pozicijas tame darbe, toje hierarchijoje ir tas apkrovas, kurias gaus jau emocinės ir visa kita. Tai va sistema, ką daro, tai žmonėm nepavydėtina situacija. Savo laimės nesukurs ant svetimos nelaimės. Tas yra negerai. Tas yra negerai. Ir ką darysi, dabar mes išgyvenam dabar va tokį laikotarpį, kai visi žmonės pradeda suprasti, netgi tie, kurie daro žalą, netgi tie pradeda atmerkti akis ir sako, užteks. Tai viskas į naudą. Tik tais tie, kurie atsiverinėja akis sisteminiai tie žmonės, pasistengkit kuo ramiau išeiti sistemos ir persiversti, ar ne, į tą gėrį, į tą paprastumą, į tą lengvumą, į tą lygybę, sakyti, aš jūs remiu. Būkit tautos valdžios, pavyzdžiui, atstovaukit mus, būkit lygus su lygiu. Ateikit čia pas mus, įdėkit savo investiciją, savo dėmesį, įdėkit, sakykit, aš esu lygus su jumis, aš būsiu su jumis, aš turėsiu vieną balsą, aš turėsiu vieną tik tais balsą, vieną tik tai nuomonę ir niekas negalės iš manęs to atimti, bet aš taip pat negalėsiu iš nieko atimti nei vieno balso, nei vienos teisės, nei vieno žmogaus pažeisti ir jam bus laisvė, jam bus ramybė ir visiems kitiems bus ramybė, žinai, kur yra bairis. Gal niekam dar iš tų, kai kas tiesiog darys, dar kai garvežys ar nes ant stabdžių paspaudė, bet vis tiek dar čiožė. Bet vis tiek sustos. Svarbu ant stabdžių spaus. Jo, laikas keistis visiems. Kaip? Laikas keistis visiems ir galvoti, ką jūs veikiat. Nes dabar kiekvienas tas veiksmas, jisai negali, o tikrai atsigręš į jūs. Ką jūs darot, ką veikiat, jeigu gerus dalykus, tai gausit gerų. Reikia ramybės. Jeigu mes, suprantat, dabar visi nori ramybės, dabar tas metas, tas toksai, ateina toksai ramybės rimties susikaupimo metas, kaip peržvelgti turi savo veiksmus, nes keičiasi situacija. Jau jie tarsi pakliūna ant tam tikros platformos, ant tam tikros naujos eros, kurioje melas yra labai kenksmingas, žalingas pačiam savo. Jau tu meluoji, jau tu jautiesi taip purvinai,
ane, nes mes jau kitoj vibraciniam fone, jeigu taip ezoteriškai. Net Taip, ir čia yra, nori ramybės, junkis tautos valdžia. Gražina, po biškį baiginėsim. Tad ką tu nori pasakyti dar pabaigai? Ką aš norėčiau? Norėčiau palinkėti visiems, kad būtų sąmoningi, kad galvotų, ką daro, ką sako, kad kontroliuotų savo mintis, kalbas, žodžius, kad viskas būtų, eitų iš širdies su meile. Ir nereikia per daug klausyti, vadovautis kitų nuomonių, tiesiog paklausyti, išklausyti ir priimti savo sprendimus, galvoti iš širdies, vadovautis intuicija, savo intuicija, ne proto, nes dabar tikrai protas gali ir pakišti koją, nes daug situacijų įvairiausių, intuicija pirmoje vietoje. Intuicija, meilė ir viskas turi išeiti iš mūsų. Nereikia bijoti, atsikratyti, reikia po biškį tos baimės ir reikia tiesiog gyventi savo gyvenimą, ne kitų gyvenimą. Nes ir visos lygos gal irgi prasideda, kad mes gyvenam kitų gyvenimą. Mes norim padėti kitam, bet ta pagalba tiesiog kenkia mums, nes mes pamirštam save, ko mes čia atėjom. Mes turim save susigrąžinti, susikoncentruoti ir pradėti galvoti, ką aš noriu. Aš noriu būti laiminga, gyva, džiaugtis, noriu nusipirkti ten skaniausią obuolį ar dar kažką, tai noriu, tiesiog save reikia irgi pamilti ir palepinti kart nuo karto. Irgi reikia leisti kažką įsigyti, nupirkti arba nuvažiuoti, arba tiesiog pailsėti, kažką taip. Taip, Mylėkite paprasti dalykai save. turi būti, reiškia, tie dalykai, jie paprasti, bet jie neša ramybę. Ramybės reikia tokios, jo. Aš irgi pasakysiu paskutinį žodį, kad junkimės į darną, į ramybę. Aš labai esu daug pasisakęs jau ir praeituose videose savo YouTube'ai. Pažiūrėkit apie šeimos maršą. Ten esu minėjęs apie, kai ateis laikai, kai mes būsime ramybėje, kai mes būsime lygybėje. Tai čia tie laikai jau artėja. Čia jau jie jaučiasi, ta atmosfera, kurios jau kažkas laukia, kažkas nelaukia, bet išeities jau nebėra, jau mes esam tam laikmetį, ar ne? Ir čia yra ta pradžia, jinai slenkanti, ilga, bet virsmas jisai pasieks savo kulminaciją. Taigi kviečiu visus jungtis prie tautos valdžios, bandykite pasianalizuoti, ką mes kalbame, pasiieškoti YouTube'ai. Nesam labai puikūs tenais oratoriai, bet mes pasakom esmės, mes pasakom konkrečių dalykų, konkrečių veiksmų, kuriais mes galime vadovautis ir eiti į priekį. Eiti į lygybę, į brolybę, ar ne, į savigarbą tos, ar ne, tą savęs susigrąžinimą, savo valios susigrąžinimą savo. Ir mes tai darom per politinę prizmę. Čia galima asmeniškai daryti visą tai dalyką. Bet galima imtis ir tam tikrų veiksmų, kurie neš mus per politinę prizmę, ar ne? Tai tuo aš užsiimu, tuo ir baigiam šitą laidelę. Ačiū, kad žiūrėjote.
pasimatysime sekantį šeštadienį. Ir turbūt jau mes ir turėsime tų žmonių, kurie norės prisijungti ir įdės jau kažkiek savo veiksmų. Taip. Iki. Iki visiems. Gerą vakarą.